Tai šiandien norėčiau su jumis pasidalinti keletą minčių susijusių su to, kas vyksta pasaulyje pastaruoju metu. Paskutinis įvykis, kuris sukrėtė tiek mane, tiek kitus, tai buvo tai, kas vyko Nicoje ir aš to nekomentuosiu, jūs turbūt ir taip žinote, kas ten yra. Bet iš to išplaukė keletas minčių, kurias verta apžiūrėti. Tai iš vienos pusės mūsų tendencija yra, jog vos kažkas vyksta negatyvaus pasaulyje, mes norime nuspręsti, kad pasaulis ritasi žemyn, jog viskas yra tik blogyn. Ir tai yra būdinga mūsų šalyje, Lietuvoje, mūsų mentalitete, tačiau aš noriu priminti, jog tai nėra tiesa, tai nėra vienintelis faktas. Mes linkę esam susikoncentruoti į tai, kas yra neigiamo, bet iš tiesų pasaulyje yra labai daug teigiamų dalykų. Ir kaip ir praeitame video mes kalbėjome, jeigu aš koncentruosiuosi į stulpą, į kurį nenoriu atsitrenkti, o ne į ten, kur noriu nuvažiuoti, mes visada trankysimės. Todėl visų pirma, prieš pradedant šitą pokalbį, aš noriu priminti, kad nėra viskas taip blogai, yra daugybė gerų pasaulyje dalykų, yra daugybė gerų žmonių, mūsų pačių gyvenimai yra iš tiesų iš principo geri. Bet suvokiant tai, pripažįstant gerąją pusę, kuris suteikia mums stiprybės, mes galim tada prisiminti ir pažvelgti į neigiamą pusę. Tie neigiami įvykiai, kurie vyksta šiuo metu užsienyje, tai nėra tai, ko reikėtų ignoruoti. Žinoma, tas ignoravimas potencialiai tam tikriems žmonėms įmanomas, ypač kai tai yra toliau, kažkur kitoje šalyje, ten tarkim Japonija, Afrika, kai tai yra toli ir jeigu mes ten neturime draugų, mes neturime ten jokių ryšių, neplanuojam būti ir nesam buvę, mums atrodo, kad čia ne mano problemos. Ir iš tiesų netgi tai netiesa, iš tiesų mes esam visi per daug susiję, kad nekreiptumėm dėmesio. Bet kuo tai yra arčiau mūsų namų, tuo labiau tai mus paveikia. Pavyzdžiui, man pačiam planuojant už kelių mėnesių vykti į tą regioną, kur buvo paskutinės blogos naujienos, iš karto tai žymiai labiau sukrečia, nes taigi aš suprantu, kad aš tenais galėjau būti. Ir principe mes visur galim būti. Ir jeigu tai nutiko ne mums, tai nereiškia, jog tai nėra svarbu. Vienaip ar kitaip aš manau, kad daugelį jūsų tai yra svarbu ir norėčiau tai trumpai aptarti. Tai kada vyksta neigiami dalykai ir kada mes pradedam mus slėgti, dažnai mes pradedam manyti, jog aš neturiu jokios prasmės, aš nieko negaliu pakeisti. Aš esu bereikšmės ir tai, kas vyksta, taškas. Bet aš noriu paminėti ir pastebėti, jog tai nėra tiesa. Mes visi esame tam pačiam laive, mes visi esame susiję, ypač šiuolaikinio pasaulyje, tai, kad mes visi glaudžiai susiję yra be galo paprasta matyti interneto ir kelionių pagalba. Visuose lygmenyse tas ryšys yra toks stiprus, kad tai, ką patiriu aš galiu nebijoti, kad patiria ir kiti. Ir kad ir koks žmogus tą teroristinį išpuolį padarė, jis taip pat ėjo per tam tikrus iššūkius, per kuriuos ir einame mes. Greičiausiai, kad jo iššūkis buvo žymiai didesnis, jis žymiai labiau buvo pasimetęs, bet aš nebijoju, kad ir jo priimtas tas sprendimas buvo paveiktas tikslo prasmės nejutimu ir tos prasmės bandymu užkišti kažkuo kitu, nors ir nemanykite, kad aš bandau tai pateisinti. Tai be abejo yra tragiška ir tai yra neteisinga, aš to neteisinu, bet yra svarbu suvokti, kad tas sprendimas, kurį tas žmogus priėmė, jis irgi yra paremtas tam tikrų pasimetimų, kuris būdingas ir patiriamas mūsų. Mes visi karts nuo karto nejaučiam prasmės jausmo, mes visi norim priklausyti kažką, mes visi norim už kažką kovoti ir mes galime priimti arba teisingą sprendimą, arba neteisingą. Bet ta kova vis tiek yra universali, visi žmonės per ją eina. Ir problema pasaulyje yra, jog retas žmogus sugeba tą kovą laimėti, retas žmogus sugeba pajausti prasmės jausmą savo gyvenime, pajausti, jog jis kažkam priklauso, pajausti, jog jis kažką daro teisingo. Bet čia yra momentas, kuriame mes galime turėti reikšmės savo tiek kitų žmonių gyvenimuose. Esmė yra, kad jeigu mūsų iššūkiai ir mūsų sunkumai yra bendri, tie iššūkiai, kuriuos aš turiu savo gyvenime, jeigu aš nejaučiu prasmės ir aš sugebu atrasti savo prasmę, aš jau pakeliu bendrą mūsų visos neigiamos patirties statusą. Taip tariant, jeigu aš sugebu savo gyvenime atrasti prasmę, jeigu aš sugebu pajausti, jog aš kažkam priklausau, jog aš judu teisinga linkme, vien jau aš tada galėsiu būti pavyzdys kitiems, tada aš galėsiu kažkam kitam patarti, kaip iš to išsisukti. Ir labai dažnai mes net nesuvokiam, kokią įtaką mes turime kitiems žmonėms. Galbūt nepažįstamas žmogus, su kuriuo mes trumpai pakalbėjome autobuso stotelėje ir netyčia kažką pasakėme prasmingo, nes tuo momentu mes jaučiame tą prasmę. Galbūt jokie pikti ketinimai, neigiami ketinimai, kuriuos jis norėjo atlikti, galbūt
to žodžio, kurį mes pasakėme, ir tai reikėjo jam, kad atsisakyti to. Vien jau Facebookas, jis toks su visai susijęs, ką aš dalinuosi tam pačiam Facebook'e, gali tą peržiūrėti, nežinia, koks žmogus, nežinia, kurioje šalyje, kuriam nežinia, kokią gali tai teigiamą įtaką padaryti. Todėl mes noriu priminti, jog mes nesame nereikšmingi, jog mes galime, nežinodami to tiesiogiai, nebūtinai spręsdami tą problemą tiesiogiai, bet išspręsdami universalias problemas, kurios yra visų gyvenimuose ir mūsų gyvenime, jeigu mes sugebam savo gyvenimą paversti teisingu, švariu, naudingu kitiems, geranorišku, tai gali pakeisti tiek daug, netgi to tiesiogiai nesuvokiant. Suvokiant, jog mes esame be galo susiję, be galo visi arti, tai, ką mes darome, tai, ką mes mąstome, tai, ką mes sakome, kaip mes elgiamės, turi be galo didžiulę globalę reikšmę. Todėl aš noriu priminti, kad svarbu yra, kaip jūs leidžiate savo dieną, svarbu yra, ką jūs galvojate, ką jūs sakote, ką jūs skaitote, kaip jūs tobulėjate, nes kiekvienas iš mūsų esame reikšmingi, kiekvienas iš mūsų esame tos dėlionės didžiausios dalis ir jeigu mes savo gyvenime tinginiaujame ir neišdrįstame pažiūrėti į savo vidinius demonus, išspręsti savo problemų, mes niekada negalėsime pakeisti ir padėti kitiems žmonėms išspręsti tų problemų, kurie galbūt gali pridaryti didžiulės žalos. Todėl apibendrinant, prisiminkite, jūs esate reikšmingi, tai, ką jūs darote, kaip jūs gyvenate, yra reikšminga, netgi jeigu jūs nematote tiesioginių pasiekmių, tos pasiekmės yra. Ir jeigu jūs norite, kad tas pasaulis būtų geresnis, jeigu jūs norite, kad tas pasaulis nesiristų, kaip mūsų pirmasis įspūdis yra žemyn, jums nereikia spręsti tos problemos tiesiogiai ir keliauti į Prancūziją ar į Siriją ir bandyti viską ten pataisyti. Tai nėra būtina, tačiau tai, ką jūs darote savo gyvenime, kasdienėme, tai jau turi didžiulį įtaką. Jeigu jūs neprimate šito vidinio iššūkio, jo nesprendžiate, jūs tik prisidedate prie tos problemos. Jeigu jūs keičiatės, stengiatės savo gyvenime, jūs tą problemą sprendžiate. Manau, ši mintis gali labai daug jūsų gyvenime pakeisti, bet leiskit save sugrįžkinti ir pokalbį pratęsime vėliau kitą kartą.